Minė 50, savivaldybė minė 10, parapija minė 20 metų sukakti. Mes minime tikrai gražų 15 metų jubiliejų. Na ir turbūt aš truputį norėčiau prisiminti, pasakyti galbūt keletą žodžių apie tos globos namus, kaip mes čia gyvenome, kaip mes čia dirbome, ką mes matėme, ką mes turėjome. Na, o dabar, kad mums būtų smagiau kalbėtis, klausyti vieni kitų, aš norėčiau pristatyti svečius, kuriuos tikrai galbūt visi pažįsta, bet yra gerai, kada jie yra pristatomi, kada juos pamato mūsų žmonės. Mes tada jaučiamės kaip savoj aplinkoj ir mums yra smagiau, geriau kalbėti, bendrauti su visais. Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas. Gerbiamas mūsų vikaras Marius Talkutis. Skyriaus vedėja, mūsų skyriaus vedėja, aš niekaip kitaip nevadinu, Violeta Arsabienė. Taip pat jos darbuotoja Dalytė, kurią mes visada surandame ir gerbiame ir mylime. Turiu svečią iš Salapo, tai yra mano kolegė, asociacijos mūsų priklausome kur narė, socialinių paslaugų centro direktorė Vilma Zarakauskienė. Taip pat kolegė vietoje socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kuterevienė. Taip pat labai smagu, kad turime spaudos atstovų, juos visi pažįstame, turbūt nereikia pristatyti. Taip pat man labai smagu pristatyti Versmės gimnazijos mokytoją, nežinau net kaip pristatyti, mūsų draugę, mūsų mielą, artimą, gerą žmogų, Aldoną Slavičių. Na, o daugiau, aš nežinau, dar matau vieną atstovą iš savivaldybės. Prisistatyti, prašom, nes tikrai... Mūsų ratai. Jūsų ratai, aišku. Irgi labai malonu. Na, o daugiau turbūt visi savi. Mano darbuotojai ir mūsų gyventojai.